Šiandien rubrika Vėdarai. Diagnozavome nesandarę oro įsiurbimo sistemą ir jau įdėjom naują tokią silikoninę žarną. Šitas Šaranskis atvažiavo dėl EGR problemos. EGR problemą išsprendėm ir radome kiaurą oro įsiurbimo žarną. Šitą užsakėm. Viskas turim sudėta. Toliau laukia šitas Jeep Renegade 1.4 benzinas. Darysim diagnostiką, tikiuosi, kad pavyks išgelbėti. Atlikau bandomąjį važiavimą, užsidegė čekas. Misfire'is 1, 4. Tai akivaizdžiai 4 cilindras nedirba, tai bandysim jį ir išgelbėti. Spėkit ką? Neatspėsit. Misfire'is persimetė į 3 cilindrą. Kodėl? Todėl, kad sukeičiau žvakes. Jeepui užteko pakeisti 4 žvakes, išsprendėm visus Misfire'us. Čekas nebedega, klaidų nėra. Visi cilindrai dirba, turbinos slėgio trūksta. Tai siūsim į Turbo Systems ir tegul sutvarko. Vėdarų projektas tęsiasi su šitų Nissan NV200. Dar vienas dalykas, kas netvarkoje su šiuo automobiliu, yra sprogusi žarnelė. Kadangi diagnostiką darant mačiau, kad slėgis visiškai neadekvatus, nusprendžiau patikrinti, kokios to priežastys. Galbūt sprogo tiesiog nuo senatvės, o galbūt išmetimo sistemoje yra milžiniškas slėgis. Keičiam žarnelę. Dar atliksim suodžių filtro regeneraciją ir pasižiūrėsim, kaip susitvarkė išmetimo slėgis. Slėgis milžiniškas. Nissanui po regeneracijos išsilydė diferentinio slėgio daviklis. Užsakiau naują, įdėjau, testuosim. Suodžių filtras funkcionuoja, klaidų nėra, mašina važiuoja.